Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki, tinklalaidė Žmogiškai klausytojai ir žiūrovai. Sveikinuosi aš, Justė Pakėnaitė Dailytkė, Tripulo Consulting vadovaujanti partnerė. Ir su manim šiandien yra svečiuose Marija Šulskė, Tripulo komandų formavimo konsultantė, kuri kasdien padeda organizacijoms suprasti, kas vyksta ten, kur susitinka skirtingi žmonės, charakteriai ir bendri tikslai. Labas, Marija. Labas. Tai sausis metas, kai pasibaigia šventiniai fejerverkai, visi sugrįžtam į darbo ritmą, tačiau personalo profesionalam tai kartu ir kalibravimosi metas, kai reikia paruošti komandas 26 metam, kad veiktų ir dirbtų efektyviai. Ir dažnas labai sprendimas planuoja personalistai komandų dienas. Bet ar jos visą laiką atneša tai, ko mes tikimės? Tai šiandien mūsų pokalbis su tavimi yra apie tai, kad pakviesti truputėlį sustoti, permastyti tai, kokia yra prasmė tų komandos dienų ir išdrįsti padaryti kitaip negu įprastai. Ar tai tik tai bus gilus, ar tai bus gilus ugdymas, ar tai bus pramoga ir kaip suteikti tam prasmę. Tai dar kartelį labas, Marija, ir pradėkim nuo to, ar tai sausis tavo kalendorijoje iš tiesų yra tas metas, kai visi personalistai staiga nubunda ir klausia, o tai ką šiemet darom su ta komanda, kad būtume vieningi ir veiktumėm kaip viena komanda. Taip. Tai dar kartą labas Justė ir visiems klausantiems. Ir taip, sausis yra tas piko metas, kada ne tik tai asmeniškai keliam tikslus, bet ir žmogiškųjų išteklių žmonės ir vadybininkai kelia klausimą, ką naujo nuveikti per komandos formavimą. Vis dėlto šitas klausimas dažnu atveju man kelia šypseną, nes reikėtų kelti klausimą ne ką naujo veikia kitos organizacijos ir ką mums naujo nuveikti, bet kodėl mes norime tai daryti, kodėl mes norime pasikviesti savo komandą, susitikti ir ką mes norime išspręsti. Nes vis dėlto šis mėnuo yra drąsos mėnuo, pripažinti, kaip mums sekėsi praeitais metais, 25 metais, ir kur yra tos taisytinos vietos, dėl ko mums reikėtų susitikti, aptarti ir nusistatyti naują standartą, pagal kurį mes dirbsim 26 metais. Tai kaip, nuo ko pradėti, ne? Dažnai komandos formavimą pradedam nuo to, kad galvojam, tai gerai, čia nusistatom kažkokią dieną, surandam kažkokią sodybą, kur mes šiandien dabar darysim tą komandos formavimą, bet iš tikrųjų, nuo ko turėtų pradėti tas personalo žmogus galvoti apie tą komandos dieną? Kaip tu manai? Tai žinoma, pritarsiu, kad logistika tai yra ne pirmasis klausimas, ne kur važiuoti, bet vis dėlto diagnostika. Tai žmogiškųjų išteklių profesionalas turėtų pirmiausia tapti tuo tyrėju ir užduoti savo bei vadovams esminį klausimą. Tai kokia tikroji priežastis, kodėl mes norim atitraukti žmonės nuo darbų ir juos pakviesti susitikti sąmoningai ir ką su tuo susitikimu mes norim pasiekti. Tai net ir žiūrint moksliškai svarbiausia identifikuoti pradžioje ar ne kokiam etape yra komanda, kokiame formavimosi etape jinai, ar jinai besipažindanti ir besiformuojanti komanda, o gal jinai yra konflikto etape. Nes jei mes viešimės komandą žaisti boulingo, jinai visą konfliktuoja, nepasitikė, žinoma, mes tiesiog labai smagiai praleisim laiką, kuris galimai nieko neprisidės prie konflikto sprendimų, bet labiau gal net pakurstys tos dalykus, nes jie žmonės supranta, kad vadovybė nemato realios situacijos, bet tiesiog daro vardan darymo. Tai tikriausiai numeris 1, ką reikėtų padaryti, tai užversti sodybų katalogą ir pasidaryti trumpą auditą. Tai keli klausimai, kuriuos verta tos užduoti, tai manau, kad įsivardini, kas šiuo metu komandoje neveikia. Ar komunikacija, ar pasitikėjimas, ar yra susiskaldimo identifikacija. O gal tiesiog žmonės kankina nuovargis ir reikia tiesiog lengvo atsikvėpimo ir leisti komandai įsikvėpti. Antras klausimas, ką jie nori ir ką jūs norit, kad komanda įsineštų ir atsineštų pirmadienį 9 val. Ryto į savo susirinkimus, į savo darbo dieną. Naują susitarimą, geresnį vienas kito pažinimą, o gal tiesiog pakrautas baterijas. Tai tas kodėl ir yra
dalykas, kas mus atveda į atsakymą, ką mes darysime. Ar strateginę sesiją, ar patyriminį žygį, o gal važiuosime į bowlingą, nes norim tiesiog neformalaus susibūrimo, be jokios edukacinės patirties šiuo atveju, bet tiesiog pabuvimo, kas irgi yra gerai, bet jis yra mažiau komandos formavimas, o daugiau socializacija. Tai, žinai, sausis, metų pradžia, visi keliasi naujus tikslus. Tai kokius tuos naujus tikslus iš tikrųjų verta kelti komandos renginyje, ne? Ar tai ugdymas, ar tai tiesiog laiko leidimas kartu, nes visi, žinai, vis tiek būna metiniai pokalbiai, visi pakalba, kaip buvo tie mūsų metai, įsikelia naujus tikslus, būna tie individualūs pokalbiai su žmonėmis, o kaip yra su komanda, kai yra, ką daryti tada, kokius tikslus tada kelti su komanda? Tai aš visų pirma išskirčiau, kad komandos formavimai ir renginiai susiskirsto į dvi kryptis. Viena yra socializacijos tikslas, ar ne, kur yra tiesiog nuimti įtampą, pabūti su žmonėm, pasidžiaugti, apibendrinti, įvardinti pasiekimus, apdovanojant žmonės, bet tai niekaip dažnu atveju neaugina bendradarbiavimo raumens. Ir yra kita kryptis, tai yra komandos formavimas, kur tikslas pagrindinis yra pasiekti specifinį pokytį elgsenoje. Tai šiuo atveju net ir pasaulinėje praktikoje žmogiškųjų išteklių specialistui rekomenduojama kelti pamatuojamą tikslą susitikimui, komandos formavimo renginiui. Ir tai yra labai svarbu, kad jis būtų labai apčiuopiamas ir realus ir žmonės patys žinotų, ko mes čia susitikom ir kaip mes pamatuosime, tai kaip mes tą tikslą pasiekėm. Ir matuoti ne komandos nuotrauką šypsenas, bet matuoti, pavyzdžiui, kad įsikelia tikslą, kad naują susitarimą, kaip mes optimizuosim susitikimus, ar ne, kad jie būtų produktyvūs, arba kaip mes naują standartą susitarsime, kad mūsų elektroniniai laiškai, juose vyksta iš tikrųjų komunikacija, o ne tiesiog siuntinėjomės ir niekas nebereaguoja į juos, nes ateina ir toks etapas, kad ir labai higieninis, bet kartais reikia tiesiog susidimo ir susitarimo, tai kaip mes bendraujam offline, online ir taip toliau. Ir kai jūs įsivardinant, pavyzdžiui, kad ir norit su komanda nutarti 3 konkrečias taisyklės, kaip spręsit konfliktus, tai labai lengva pamatuoti ir labai lengva sekti. Tai tas ir gali būti tikslas, bet kokiam koncepte, ar tai bus patyriminis žygis ir jūs paskui refleksijos metu patyrę kažkokią krizinę situaciją, iš ją išanalizavę, prieisite prie to, kaip tai pritaikysite darbe, ar tai strateginio susitikimo metu jūs galite irgi tą patį tikslą pasiekti. Tai socializacija nuo ugdymo skiriasi vienu esminiu dalyku, tai yra refleksija. Jei refleksijos nėra, tai ir ugdymo nėra. Ten yra socializacija, gerai laiko leidimas, ko irgi reikia, ko yra labai reikšminga ir to svarbu turėti ypatingai hibridinėse komandose, kur socializacija yra nebe šventė, nebe pramoga, bet labai reikšmingas, reikalingas dalykas, įvardinant, kad visi matytų žmonės, kurie dirba toje pačioje komandoje. Taip. O kaip rasti tą, žinai, aukso vidurį, ne? Nes, žinai, visą laiką tarp tos edukacijos, ne, ir tos pramogos, ne, kur mes einam pramogauti ir kur einam edukuoti, žinai, kur yra ta riba tarp šitų dviejų renginių? Tai šiuo atveju mes bent jau TRIPLE nesam pramogų organizatoriai, ne? Mes visada siekiam suteikti ugdymo patirtį komandoms. Ir mūsų patirtis vis dėlto rodo ir tą, ir rinka rodo, kad teorinių paskaitų irgi niekam nebereikia, ne, kai toks didelis informacijos srautas. Tai kaip mes iš pramogos padarom patirtį, tai yra maksimaliai praktiška ir maksimaliai reflektyvu. Tai šiuo atveju bet ko mes mokysimės, mes visada mokysimės per simulacijas, per patyrimą ir žmonės leisti patirti tai, nes jas labai svarbu, kad turėtų ką reflektuoti. Tai be patyrimo nebus emocijos, nebus bendro kažkokio sąlyčio, ką komanda kartu patiria, bet tuo pačiu be refleksijos tai bus tik pramoga.
Tai labai svarbu, kad jūs dėliojat programą ir jei norit padaryti komandos formavimą tame ar nepasiekti kažkokį rezultatą, ne tik tai orientuotumėtės, ką komanda patirs, bet ir orientuotumės paliekant laiko fasilituotai kokybiškai refleksijai, ar ne, kad jie pareflektuotų, išsianalizuotų ir tuo pačiu iš to išsineštų kažkokius susitarimus. Tada ir gaunasi tas tobulas balansas, tas aukso vidurys, kada mes ne tik tai patiriam, lengvai leidžiam ir smagiai laiką, bet tuo pačiu iš to pasimokam, išsinešam namų darbus, susitarimus, kurie lydi mus ir pirmadienį, kai sugrįžtam į darbus. Taip. O kaip suteikti, nežinau, žinai, yra organizacijos tokių skeptikų, skeptikų darbuotojų, kurie sako, tai gal geriau nereikia to renginio, geriau pridėkite tą 100 eurų prie atlyginimo ir aš būsiu laimingesnis, negu eičiau kažkokį renginį arba kažkokį patyrimą komandos. Ką daryti, jeigu komanda tokį kaip ugdymosi komandos auginimo renginį priima kaip tokį priverstinį papildomą darbą, į kurį turi ateiti? Aš skeptikus labai mėgstu, nes jie tie žmonės, kurie nefiltruoja ir sako tikrą situaciją. Ir dažniausiai skeptikai yra tie žmonės, kurie siunčia signalą labai aišku, kad aš pavargau nuo netikrų dalykų ir nematau tame prasmės. Ir jei jie jau taip sako, tai visų pirma reikia parodyti žmonėms prasmę ir patiems atsakyti, tai kokia ta prasmė. Tai numeris 1 – sąžiningas komunikavimas prieš žmonės. Jei mes organizuojam komandos formavimą, reikia savo būti sąžiningam, kad tai nėra pramoga, kad tai tikrai ne laisvalaikio leidimas, priverstinis laisvalaikio leidimas kartu. Komandos formavimo tikslas yra padėti komandai rasti būdų, kaip efektyviau pasiekti įmonėse keliamus tikslus, kaip pasiekti rezultatą. Tai ką tai reiškia? Mes ieškom būdo, kaip efektyvinti darbo procesą. Todėl tai yra tikrai darbo dalis. Ir ne pasirinkimas, kaip laisvalaikį praleisti, bet mes susitinkam sąmoningai rasti būdų, kaip palengvinti vienas kitam kasdienybę, darbą ir efektyviau pasiekti tos pačius rezultatus. Tai jau sąžiningas komunikavimas jau nustato kitokią komunikaciją ir nusistatymą, kad čia nėra pasirinkimo. Jei tu šioje organizacijoje dirbi ir tu nori pasiekti rezultatus, kurie yra keliami, tu yra sąmoningai ieškai būdų, kaip efektyviau dirbti ir pasiekti tos rezultatus. Antras dalykas, kad nebūtų to pasipriešinimo, nes žmonės nemato prasmės tada, kai jie nemato kokią naudą tai atneša jiems į jų kasdienį darbą, tai pagrinde pasipriešinimas dingsta tada, kai žmonės gauna užduotis ir kai jie pajunta praktinę naudą. Jie supranta, kad šio sutikimo metu sumažės, pavyzdžiui, konfliktų, nesusipratimų, bus aiškesni procesai, o gal net trumpesni susitikimai ir susirinkimai. Tai labai aiškiai reikės įbrėžti ir pasakyti ir su komanda net aptarti, kokį rezultatą mes norim pasiekti, ką mes norim efektyvinti. Na ir trečias dalykas, kalbant apie tą barą, kur dažnu atveju žmonės sako, tai kam eiti mokymus užsakinėti, gal tiesiog einam į barą. Ir viskas gerai su tuo baru. Bet labai gerai tada, kai tai nėra pagrindinė socializacijos esmė ir tikslas nueiti į barą, o tai yra tiesiog kulminacija, pasibuvimas, neformalus ir tada jau gali būti pasirinkimas, ar ne, aš noriu būti jame ar ne. Ir nuostabu dar, kai komanda eina į barą po mokymų ir jau turi kažkokias emocijas, turi dar galimybę pratęsti refleksiją, turi galimybę išdrįsti išeiti iš savo socialinio burbulo, tai reiškia iš tų kolegų, su kuriais tiesiog visada bendrauja, su kuriais geria kavą, eina pietauti, bet pabendrauti ir išdrįsti su kitais, nes jau jie mokymų metu, pavyzdžiui, atrakino tą pažintį, pamatė žmogų naujose spalvoje. Tai mano patarimas, kalbant apie skeptikus, tai kad jie jūsų komanda renginį priima kaip naštą, vadinasi, pasirinktas formatas jau netitinka jų realių poreikių, tai visų pirma reikėtų su komanda pasikalbėti, paanalizuoti jų problematiką ir vis dėlto būti savo atviram ir sąžiningam, kad tikslas yra ne varnelę užsidėti, bet iš tikrųjų duoti patirtį komandai. Ir jei matot, kad šiame etape jūs nieko
negali suteikti, net jiems gal šiuo metu etapu net nieko nereikia. Tai socializacija tikrai gali būti puikus variantas, ir tai įvardinti kaip socializacija, bet ne komandos formavimo. Man labai patiko tavo pradžioje pasakyta, žinai, mintis, kad tai yra darbo dalis. Mes apsibrėžim, kaip mes dirbsim, ne? Ir pradedam nuo to, kad tokį renginį tikėtina darom ne savaitgalį, ne po darbo, bet darom darbo metu, kaip jis ir turėtų būti darbe. Iš tikrųjų, tie žmonės ir turėtų dirbti. Tada natūralu, kad žmogui dingsta pasipriešinimas, tai kodėl aš turiu dalyvauti? Aš arba darbe dalyvauju, arba ten dalyvauju. Tai dalyvauju ir darau tos dalykus, kad iš tikrųjų pasiekčiau tų naujų rezultatų. Metų pradžioje yra apie tai, kad užsimotyvuoti, užsidėti naujus tikslus ir sutarti, tai kaip mes juos lengviau ir greičiau pasieksim. O kaip šitam visam procese vadovas atrodo, ne? Jeigu vadovas dalyvauja komandos formavimo renginyje, ne? Ar jisai dalyvauja, ar jisai vienas iš, nežinau, stebėtojas būna, ar jis įtraukia kaip aktyvus dalyvis, ne? Koks tas vadovo vaidmuo šitam procese, kaip jisai gali, nežinau, padėti komandai, ne? Arba kaip tik tai nemaišyti gal komandai, kaip tu manai? Tai jei trumpai, tai vadovas turi būti tas pareigingasis, maksimaliai įsitraukęs dalyvis, bet ne tas, kuris vairuoja procesą. Ir aš atsimenu tuose mokymus, kai labai įdomu, kad aš suprantu, kuris žmogus yra vadovas, tik tai besibaigiant mokymams. Nes jis būna toks įsitraukęs eigoje, bet neuždominuojantis ir leidantis žmonėms patirti tą procesą, tai būna tada pati nuostabiausia patirtis. Ir kai tu supranti, kad žmonės pasitikė vadovu, bet nežvilgčia į jo pusę, nelaukia, ką jis pasakys ir ar čia darom ar nedarom. Tai čia yra sveikos organizacijos ir sveikos komandos kaip simbolis. Taip. Bet nepamirškim taip, kad vadovas yra pavyzdys ir šiuo atveju geriausias pavyzdys, ką jis gali padaryti, tai būti tuo maksimaliu įsitraukusiu dalyviu, kuris parodo, ką reiškia refleksija, ar ne? Parodo, ką reiškia aktyvus klausimas, ką reiškia įsitraukimas, ką reiškia atvirumas. Nes jei norite, kad komanda atsivertų ir šiek tiek apsinuogintų per komandos formavimą ir nepasidalintų savo, gal iš tikrųjų atvirom akimirkom, ką jam reiškia buvimas komandoje, su kokiais jie iššūkiais susiduria, tai reikia ir pačiam šiek tiek būti tam pasiruošus, nes visada tikrai nėra patogu, visada mes bijom ar ne rizikuoti, bet tik pats eidamas atvira širdim į patirtį, gali ir kitus paskatinti aktyviai kurti psichologinį saugumą, kas yra pagrindas viso ko. Ir mes iš tikrųjų komandos formavimą sąmoningai tam ir einame, kad kurti kuo didesnį psichologinį saugumą, kuriojame komanda galiausiai pasitinkit viena kita, vieni kitais, gali nebijoti klysti ir pripažinti savo klaidas, prisimti atsakomybę, inovuoti, kurti dalykus, nes tai yra pagrindas viso ko mes ir norim per tos komandos formavimus, sąmoningus komandos formavimus pasiekti. Na, o trumpai dar žmogiškųjų išteklių specialistų patarimas, tai komandos formavimą visada organizuokit bendradarbiaujant su vadovu, ar ne? Ir paruoškit jį. Nes vadovas vadovui nelygus, kai kuriam tai gali būti pirma patirtis, gal pirmi metai, kai jis turi komandą, jis net nežino, ką reiškia būti, jis galvoja, gal aš tiesiog iš šono su kompiuteriu dirbsiu, nes jiems reikia tos patyrimo. Tai apsitarkit tą vaidmenį su juo ir užduotis vadovui, dviejams žodžiams, tai būti atviram ir smalsiam. Viskas. O, žinai, čia iš karto, žinai, tokius patarimus padavai ten personalo vadovui, ne, specialistui. O tai kaip dažnai tos komandinius renginius reikėtų daryti, ne, tokius komandos susibūrimus, kur mes iš tikrųjų reflektuojam, augom, ugdom vieni kitus, ne, nes visą laiką visi kalba, kad, nu va, čia dabar sausis puikus metas daryti tokius renginius su komanda, nu ir vasarą visą laiką padarom kažkokį renginį su komanda. Kaip tu iš savo patirties galėtum pasakyti, o tai kaip dažnai tos renginius reikėtų daryti? Tai kalbant apie tas tendencijas ir rekomendacijas, žinoma, kiekviena komanda pasirenka svarbu, kas jiems yra komfortas ir tinkama, bet labai noriu paskatinti, pakeisti požiūrį aplamai komandos formavimo procesą, nes mes jį žiūrim kaip vienkartinį įvykį, metinį įvykį. Susitinkam,
formuoti komandas. Skiriam tam dieną, geriausiu atveju, dar kitu atveju labai norim sutalpinti tai pusdienį. Taip, nes visi darbų turi ir dar turi padaryti darbus prieš. Ir ten turim viską padaryti, ir apie konfliktus pasikalbėti, susidarioti taisyklės ir kažkokius išspintos senas problemas ištraukti ir jas panarplioti, naujus žmonės įvesti, naują vadovą ir dar smagiai praleisti laiką ir taip toliau, taip toliau. Tai šiuo atveju būkime realistiški, supraskim, kad komanda dirba 12 mėnesių per metus, ar ne? Ir jei turi ribotą biudžetą, tai žinoma, tai yra prioritizavimas, bet ko žmonėms reikia, tai yra turinio ir gero patyrimo, negu fanfarų ar ferverkų. Šiais laikais jau mes nebnustebinsim žmonių ferverkais, žmonėms reikia turinio, prasmės, dėl ko jie ateina. Pas mūsų organizacijoje aš pastebiu, kad mes turime maždaug komandos tokį renginį, kur kažko mokomės, kažko augom kartą per ketvirtį, kur tikrai visą komandą susirenkam ir ne tai, kad ten sprendžiam kažkokius dalykus, bet kur tikrai būna komandos renginys, komandos tokios formavimo renginys, kur, nežinau, vienas kitą giliau pažįstam, pakalbam apie tai, kurias temas norim pakalbėti. Čia nekalbu apie kažkokius susirinkimus, ne, ar kažkokias sprendžiamas vietas. Tai man toks komfortiškas susitikimas kartą per ketvirtį yra su komanda, atrodo, nei per dažnai, nei per retai. Nes man atrodo, jau būtų kartą, nežinau, per metus, tai man kažkaip atrodo, per retai būtų toks renginys organizacijai. Tai šiuo atveju tavo pavyzdys yra puikus pavyzdys mikroformavimo formato, ar ne? Tai mes ne vieną kartą susitinkam, bet mes turim keletą pasikartojančių patirčių, kurios vieną kitą papildo, galimai atsineša vis naują temą, aktualiją. Pavyzdžiui, vieną mes komandos formavimą galima įvesti naujus žmonės, kurie neseniai prisijungė tą ketvirtį į tą komandą ir naujai formuoti komandą. Kita, įmatom balansą, išsibalansavimą ir konfliktų, mes galime pasimti konfliktų temą ir apsitarti, kaip mes spręsime juos ir susivienodyti savaime suprantamus dalykus su komanda. Tai šiuo atveju ir tendencija pasaulyje ir yra apie tai, kad reikia žiūrėti į komandos formavimą ne kaip vienkartinį įvykį per metus, bet kaip į nuolatinį procesą. Ir faktas stebėti tai nuolat ir turėti ne tik tai renginius, bet ir namų darbus, kuriuos mes toliau ar neaptarinėjom per susirinkimus ir toliau tradicijas ir palaikyti tą energiją ir stebėseną nuolatos. Tai gali būti jūsų naujas standartas kaip vieną kartą į ketvirtį, kaip AAA daro. Gali būti vieną kartą į pusmetį, bet labai ilgesnis procesas su daugiau namų darbų ir išdalinimų per keletą mėnesių. Bet labai reikia pamesti tą suvokimą, kad per vieną dieną mes viską išspręsim. Visų pirma, žmonės neišdirba tiek, kad sulauktų komandos formavimo. Tai formuokim komandą, kai jai reikia to. Ir jei jos dabar nereikia, nejaučia to poreikio, geriau susiplanuokit kažkokį kitą susitikimą ir geriau palaukim to momento, kai jūs identifikuosi, dėl ko jie turi susitikti. Tai geriau jausti savo komandą tiek vadovui pačiam, tiek personalo žmogui ir tada pažiūrėti, kada iš tikrųjų reikia to renginio arba komandos susitikimo. Gal kaip tik tai dažniau reikia, ypač jeigu ten kažkokių konfliktų komandai yra. O kokios dabar tendencijos vyrauja, Marija? Ką originalaus galime pasiūlyti komandoms, kurios jau viską matėm? Nes tikrai būna komandų, kurios daug patiria, daug mokosi, daug matė ir visą laiką būna toks klausimas, tai ką naujo dabar rinka šiais metais atneša? Taip, tas sunkiausias klausimas, kuris labiau ir atliepia, tai ką naujo, negu kodėl. Ir iš tiesų, šiais laikais žmonėm naujais ferverkais įtikti labai sudėtinga ir nebeįtiksim ir reikėtų pereiti, kaip ir pasaulis pereina nuo išorinių stimuliatorių prie vidinių patirčių. Žmonėms, ką jūs galite pasiūlyti, geriausia, tai yra nauja gylė. Tai yra orientacija į tai, kaip
priversti žmonės pasijausti išgirstiems, pamatyti vienas kitus ir padaryti tą patyrimą apie juos, ne apie kažkokią pramogą, ne apie kažkokį naujovę, bet apie juos. Ir tos patirties tada negalima nupirkti, nes ją galima tiesiog sukurti. Tai va, tą ir siekime kiekvieną kartą su kiekviena organizacija kurti tą patirtį jiems unikaliai ir pasiliekti kuo daugiau erdvės, kad tas patyrimas eigoje kurtųsi, ar ne, kad žmonės turėtų laiko ir vietos iškalbėti, reflektuotis, pažinti vienas kitą ir į ką tikrai galite investuoti, tai gerą fasilitavimą. Šiuo atveju, kad komanda būtų vedama per tą patirtį, bet neuždominuota, nes šiais laikais jau yra tiek daug technikų, mokymų, srauto informacijos, ką galima pasimti, bet verčiausia ir naudingiausia patirtis, ką pati komanda susikuria, ar ne? Tai, ką jinai įtikė, kad jiems tai yra tinkamiausia ir tos technikos ir išlieka toje komandoje, negu tiesiog uždėti kažkokį filtrą, va jūs taip dirbkite ir viskas išeis. Dažnu atveju yra tiek daug tų technikų, kad kartais, kad ir kokia jinai gera, jinai tai komandai gali neveikti, kol jie patys nepatikė ir nesusikuria savo datuotos. Tai čia viena yra ta tendencija, kad yra patyriminis mokymasis per simulacijas, ne teoriniai mokymai, net ne kažkokie ferverkai ir išoriniai simulatoriai, bet patyriminis, gerai fasilituotas patyrimas yra ta sritis ir ta kryptis, kur eina labai sąmoningos komandos, kurios orientuojasi ne į triukšmą, bet iš tikrai geriausią rezultatą. Girdėkime, ko reikia mūsų žmonėms ir tada galėsim pasiūlyti geriausiai. O vis dar gajus, manau, yra tam tikri mitai apie komandos, team buildingus. Kokie yra šiuo metu, nežinau, populiariausi mitai apie team buildingus organizacijų? Ar iš vis jie dar kažkokie mitai yra gyvi? Taip, tai mano darbas nuolat yra kovoti su tais mitais ir edukuoti žmonės, ar ne, parodyti prasmę komandos formavimuose, nes daugelis vėlgi, nuo ko mes ir pradėjome žiūrėti, tai kaip pramogą. Tai vienasis iš mitų, kurį mes jau pokalbio metu net šiek tiek palėtėm, tai kad komandos formavimas tai vienkartinė injekcija metams į priekį. Tai ne, komandos formavimas yra nuolatinis procesas, ne įvykis. Ir net skatinant būtent keisti tą mąstymą ir įgalint komandas, mes su Triple O visai neseniai sukūrėm komandos mikroklimato kūrimo įrankį Triple O on our own korteles, tai yra 3 lygų klausimų korteles, nuo lengvų ledlaužių iki gylio ir pasitikėjimo kūrimo su komanda. Tai šis įrankis yra tobulas formatas, kaip palaikyti tą proceso ryšio kūrimą nuolatos, nesvarbu, ar tai yra komandos diena, ar tai yra kavos pertrauka ir mes einam išgerti kartu kavos, papietauti, tas korteles galite neštis ir pagal emociją, pagal tiek, kiek galite skirti laiko arba kiek komanda yra pasiruošus, pasirinkti lygį ir matuoti, diagnozuoti, kokia yra emocija ir etapas komandos, nes tie klausimai, kurie atrodo iš pradžios labai pramoginiai, jie iš tikrųjų daugeliu atveju labai identifikuoja, apie ką žmogus ir kokiom emocijomis gyvena darbe. Ir tie klausimai visai orientuoti į darbo būtent aplinką, tai jie saugus darbo aplinkoje, nes aš pati esu kortelių mylėtoja ir naudotoja, net naujametinė šventė, turėjau kaladą kortelių pokalbių ir ėjau per visus svečius ir sakau, trauk kortelį, nes tai tobulas būdas užmegzti ryšį ir atrakinti labai netikėtus pokalbius, kurių dažnu atveju labai trūksta. Jiems trūksta laiko, trūksta gebėjimo kai kuriems žmonėms prieiti prie to ryšio kūrimo. Tai taip. Tai vienas mitas, iš kurio išsiplėtojau, bet aš turiu dar tikrai galvoje bent keletą minutų. Tai antras galėtų būti, kad jei darbuotojai nesipyksta, vadinasi, komandos formavimo nereikia. Tai čia labai tokia tiesa, kurią mes labai esame įtikėję, bet dažnu atveju susipažinus su ta komanda, kuri nesipyksta, pamatom visai kitą dalyką, kas vyksta. Tai tos konfliktų nebuvimas dažnu atveju reiškia ne harmoniją, o mandagią apatiją.
Tai dirbtinė harmonija, kur yra dar didesnė kliūtis produktyvumui ir komandos veikimui, kai visiems viskas gerai, visiems viskas neįdomu. Visi vis daro savo darbą tiek, kiek reikia ir manęs nejudinkit. O tada ir yra tas apatiškumas, kada nereikia tos komandos formavimo. O kodėl nereikia, ar ne? Nes vėlgi pameskim tas nusistatymą, kad komandos formavimo tikslas yra draugiškumas. Ne. Mes ne draugų darbį ieškome, o gebėjimas bendradarbiauti ir spręsti problemas. Tai kai mes esam komandą užauginę tiek, kad jinai bet kokį gaisrą gali sugesinti ir kartais net nesulaukus vadovo, tai va čia yra tas tikslas, ko mes turime siekti per komandos formavimus, ar ne, kad komanda kaip organizmas veiktų nenutrūkstamai ir nepriklausomai net kartais nuo vadovo. Nes kita problema, ką mes irgi bandom spręsti, nuimti karūną nuo vadovo, nes ne visada jis nebūna šalia, ne? Bet įgalinti pagal standartą, pagal susitarimus veikti nepriklausomai komandai ir spręsti tam tikras nesusitarimus, diskusijas, kartu ieškoti sprendimų. Na ir dar trečias mitas. Vėlgi grįžtu apie tai, ką šiandien jau kalbėjom, bet yra toks dažnas jis ir vis dar su tuo reikia šiek tiek pakovoti, kad daugelis galvoja, kad geriausias komandos stiprinimas vyksta bare. Tai iš tikrųjų alkoholis yra dažnas ir labai geras socialinis lubrikantas, bet jis nekuria tvaraus pasitikėjimo. Tai ir vis dėlto ir tie patys tyrimai visi rodo, kad tikrasis ryšys ir tikroji nauda komandai vyksta per struktūruotą ir prasmingą bendradarbiavimą ir svarbiausia sąmoningą. Nes mes tikrai galim būti susiburti tam pačiam bare ir aptarti dienos patyrimą, bet mes nedėkime ant baro kaip sprendimo išspręsti į organizacijos ir komandos problemas, ar ne? Nes ten nevyksta, ten yra pramoga. Nebent turit labai gerą facilitatorių ir labai gerą baro programą, gal ten įmanoma kažką su ribotu alkoholiu pasiekti, bet dažniausiai realūs sprendimai ir sąmoningi sprendimai yra priimami ten, kur žmonės blaiviai gali diskutuoti ir ne tik tai po stiklinės dugną kalbėti. Bet manau, visuomenė tampa, nežinau, sąmoningesnė, tikrai yra žmonių, kurie atsisako alkoholio vartojimo ir tada irgi įsiskiria tokios dvi stovyklos, kur viena vartoja, kita nevartoja ir kaip tada ten viskas suvaldyti, man atrodo, dar sunkiau negu komandos formavimo renginy, žinai, kur visi ateina ir žino, kad ko mes čia nusiteikę ir ką mes čia dabar norime, žinai, daryti. Taip, tai smagu tą suprasti ir kad jau tų skepticizmų apie barą jau daugeliu atveju situacijose negalim net ir panaudoti kaip sprendimo visai komandai. O kaip yra su hibridinė realybė, ne? Vis dar yra, kad dalis komandų dirba ofise, dalis komandų dirba, nežinau, dabar sausis tai, kas išvažiuoja į kokį Balį mėnesį, ne, kiti dirba biure. Kaip formuoti komandą, kai pusė ofiso dirba, sakykime, iš Balio, pusė iš biuro, kaip, nežinau, virtualūs team buildingai, ar jie gali būti, ar tai veikia, ar neveikia, kokia tavo patirtis? Visų pirma, reikia įsivardinti, kad hibridiniam komandos formavimo tikslas yra išlyginti galios balansą tarp tų, kurie dirba ofise ir tarp koridoriuose jie mėgsta pasišnekėti ir aptarti dalykus ir tų, kurie visada yra už ekrano. Ir čia yra pagrindinės iššūkis, iš tikrųjų, su kuo susiduria hibridinės komandos, kad tie žmonės už ekrano dažnai jaučiasi už borto. Ir to ir pasiekoje labai svarbu, kad komandos formavimas, jis gali būti gyvai nuostabu, bet dažnu atveju šiais laikais vieni dirba Filipinuose, kiti Amerikoje, treti Lietuvoje ir tu supranti, kad net galimai niekada jūs nepasimatysit gyvai. Tai tie patys komandos formavimai gali tobulai vykti online, bet jie turi labai irgi aiškius tikslus, kurie galimai šiek tiek net skiriasi nuo realių komandų, jie turi dar kitą lygį.
Tai susitarti veiklos principus, kurie aktualūs hibridinėms komandoms. Ir vienas jų yra, kaip užtikrinti sąmoningą komandos matomumą. Kaip mes užtikrinam, kad tas žmogus, kuris Balyje ar Filipinuose ar dar kažkur, yra tiek pat girdimas ir sėdimas tas, kuris yra šalia. Tai kaip mes net koreguojame savo susirinkimus, pokalbius ir small talkus ofise, kad tai nepaveiktų sprendimų priėmimo, kada nėra įtraukti tie, kurie nebuvo pajungti online. Antras dalykas, tai tas komandos formavimas tampa tiesiog emociniu tiltu. Nes jei ir neturit galimybės gyvo susitikimo, kas yra bet kokiu atveju numeris 1, visame kame mes čia tikrai niekada nepakeisime online susitikimų vertės daugiau, kad jos sukūrė negu gyvi. Bet labai svarbu, kad tas online susitikimai ir būtų taip sudėlioti, kad ten ir atsirastų tiesiog to ryšio, paprasto žmogiško ryšio kūrimui. Ne tik tai aptarti, apžvelgti trumpai Exceliukus, ataskaitas ir toliau, bet skirti visiškai tokio pasikalbėjimui, tų pačių kortelių ištraukimui ir pasižaidimui, pasibuvimui, susičekinimui. Nes jei nėra gyvo kontakto, tam turi tiesiog būti skirti sąmoningi online susitikimai. Tai hibridinėje realybėje šio komandos formavimas tampa yra higiena, o ne šventė. Tai kai žmonės dirba online ir aš tikrai ir savo aplinkoje turiu nemažai specialistų, kurie yra žmogiškų išteklių vadovai arba vadybininkai, tarptautiniai komandai, kurie niekada nesusitinka galimai. Gal vieną kartą per metus kažkur pasaulyje vienoje vietoje susitinka ir jie ir turi tuos pačius 2 tiesas, 1 melą žaidimą, viktorinas, pasikalbėjimus, protmuškius, kahutą. Jau čia yra tikrai, ką jūs tik norit pasirinkti, ar savo galimybėmis, ar pagalba su mokymo organizatoriais, kad tas komandos formavimas būtų ne tik tai apie darbinius veiklos susitikimus, bet tuo pačiu ir turėtų tą baro efektą, kaip sakau. Tai tam irgi reikia sukurti tą lengvą turinio ir tiesiog pamatyti žmonės už vaidmenų ir atsakomybių. Tikrai taip. Kadangi priėjom tokios temos, to hibrido, dirbam nuotoliu, visą laiką dar girdžiu tokį klausimą, o koks poveikis yra, ne? Praėjo, nesvarbu, mokymas, team buildingas, renginys, ir kaip dabar padaryti, kad tai, ką mes dabar čia padarėm, toliau išliktų organizacijoje, ne? Kad išlaikytumėm tai, o nesibaigtų tik tai atvėrus duris ir uždarius duris, buvo smagu, kažką susitarėm, bet iš tikrųjų kažką atsineštumėm į tą ofisą. Tai kaip išlaikyti tą poveikį? Taip, tai yra labai geras klausimas, nes mes kažkaip labai susiorientuojame tą dieną ir galvojam, kad ta emocija ir tas susitarimas, kas ten įvyko, ir patyrimas taip natūraliai ir išliks. Tai natūraliai, kas gali būti, tai kad emocijos nutrūks ir nuslūks, tai čia yra visiškai natūralus dalykas ir tai gali trukti sėkmingų atveju ten savaitę, 2, labai sėkmingų atveju, bet ir net nereikia išlaikyti tos emocijos dirbtinai, nes svarbiausia, kas liktų, tai tas neprisiminimai, o nauji veiksmai susitarti ir algoritmai, ar ne? Ir komandos formavimas nėra finišas, o labiau starto mygtukas, kad pirmadienį komanda ateitų su naujų kvėpavimų, naujų susitarimų ir jį tęstų ir jį aktyvuotų realybėje. Tai keletą dalykų, kuo aš irgi stengiuosi komandas įgalinti. Tai visų pirma, organizuojant tą turinį, tos mokymus, tą patyrimą, bent jau įsivardinti vieną konkretų susitarimą. Ir tas konkretus susitarimas gali būti net labai smagus. Vienas iš tų smagių, kur mes tiesiog norėjom, kad komanda jaustųsi galinti kurti mikroklimatą, tradicijas ir toliau. Tai vienas iš tokių sutarimų buvo net, kad kiekviena komanda, ten 5 žmonių, sugalvoja,
kaip nustebins likusias komandas ir tai įsidėlioja per metų laikotarpį, ar ne? Tai kiekviena komanda tiesiog atneša kaip naują patirtį, naują tradiciją į mikroklimato kūrimą organizacijos. Taip, kūrimą. Ir tada iš to gali atsirasti, tai kas mums patiko, kas nepatiko, ką mes pasiliekam kaip savo naują tradiciją. Tai toks susitarimas yra tobulas naujoms komandoms, kurios visų pirma įsigalina pačios kurti tą ir taip palaikyti tą mikroklimato pamatą. Tai vienas konkretus susitarimas yra tas dalykas, ar ne, tai čia priklausomai nuo dėl ko jūs susitinkat tiems mokymams, tai jis turi būti pamatuojamas realus. Ir antras dalykas, kas labai svarbu, kad užtikrinti tą išlikimą to susitarimo, tai vadovo pavyzdys. Tai yra vadovas žmogus, vis dėlto, kuris yra tas tiltas nuo fasilitatoriaus, ką fasilitatorius mokė, dalinosi ir vedė per tą patirtį, kad vadovas dažniausiai yra įgalinamas pratęsti tai. Tai reiškia, kaip pratęsti. Tai jūs turite savaitinius, mėnesinius susitikimus. Ir labai svarbu grįžti prie to, ką mes susitarėm, kaip mums sekasi, koks yra grįžtamasis ryšys, ką adaptuojam kitaip. Išlaikom tą susitarimą. Jei nenori vadovas to prisijimti, nebūtinai galite įgalinti kažką kitą, galite net keli žmonės įgalinti, kad tas bus aiškiai įvardintas į procesą ir kaip prie jo mes sugrįžtam sekti progresą. Ir trečias dalykas, inkarai biure. Per mokymus mes dažniausiai sukuriam daug vizualų, tai yra ant lapų didelių prisirašom taisyklių, formatų, visi turi užrašus, gauna skaidres ir taip toliau. Tai tuos inkarus, ką jūs patyrėt, netgi nuotraukas, ne veltui mes norime išsikabinti ir naudoti, turėti biure, nes tai yra prisiminimai ir simboliai, kurie primena mums, čia vyko, gerai, ką mes pasižadėjom, kaip mes tai sugrąžinam į savo smegenis, į tą bendrystės jausmą. Tai iš tiesų reikėtų orientuotis, grįžtant apie to poveikio išlaikymą ir suprasti, kad tikrasis pokytis įvyksta ne viešbučių salėje, ne sodyboje ar miške, o pirmadienį 9 val. Ryte, kai visi susirenka ir vis dėlto ar komanda yra sąmoninga ir atsimena, ką jie pasižadėjo ir yra kas primena jiems tai ir primena tai, kai realią ir svarbią patirtį komandos ir darbinį susitarimo, ne pramoginį, kuris ir lieka savaitgalyje kažkur. Tai. O ar įmanoma pamatuoti tokių renginių, nežinau, sėkmę kažkokiais skaičiais, ar kažkokie yra rodikliai, kuriuos HR specialistai galėtų stebėti ir pasakyti, šitas renginys buvo sėkmingas, praeitas buvo mažiau sėkmingas. Taip, tai iš tiesų labai skatina matuoti, nes visi šiais laikais mes norim viską matuoti, kas siejasi su verslu. Ir reikėtų matuoti, lengviau matuoti visada šypsenas po renginio, ten gerą nuotrauką pasidaryti, pažiūrėti, kiek žmonių šypsosi, kaip jie vertina konsultantą, lektorių, kaip jis sužavėjo. Šitą labai smagu vertinti, bet iš tikrųjų tas vertinimas yra visiškai ne apie tai. Jūs investuojat į veiklos greitį, į sumažintą vidinę trintį. Čia yra pagrindinė jūsų investicija ir jūs turite tą matuoti. Tai dėl to aš ir sakau, jūsų tikslas išsikeliamas turi būti labai aiškiai pamatuotas. Nes jei jūs matuosit, jei jūs spręsit konfliktų sprendimą, kada komanda turi pasiekti tą lygį, kada neįsikišus vadovui sugeba suvaldyti kažkokį konfliktą ir pati žino, kaip spręsti tokį procesą, tai jūs tą ir matot, ar ne? Ar pagaliau po mokymų įvyko tas kažkoks lūžis, pokytis ir komanda efektyviau sprendžia konfliktus. Ir tie atsipirkimai ir grąža matomi būti per, pavyzdžiui, sutaupytą laiką priimant sprendimus, mažesnė klaidų kaina. Net, pavyzdžiui, jei kuriamas psichologinis saugumas ir žmonės neslepia, kad padarė klaidą, nes jie nebijo pripažinti, žino, kad yra reikšmingiau pripažinti ir dalintis ir ieškoti sprendimų, negu tiesiog slėptis ir nustumti kažkur į šalį tą klaidą. Ir trečias dalykas, žinoma,
komandos formavimas labai stipriai gali prisidėti ir prie mažesnės kaitos, nes visi nori dirbti ten, kur gera dirbti, ar ne, kur pasitikė kolegomis, kurie kartu sieki tikslą. O tikrai, manau, sutiksit, kad žmonių naują pritraukti talentą, jį vesti ir išlaikyti yra labai labai brangu. Tai čia galit kiekvienas asmeniškai įsivesti savo formulę, ką stebėsit, bet vėlgi keiskim ir komandos formavimas tikrai nėra išlaida, o tai yra investicija į tikslo siekimą. Taip, gražiai pasakei, bet mūsų laikas jau taip tiesiog skęsta, jau eina į pabaigą. Tai apibendrinant, ar yra kažkokios, nežinau, mirtinos klaidos, kur jau geriau, kurias padarius, jau geriau būtumėm iš vis nedarę jokio renginio ir jau nieko nedarę su tai žmonėmis? Ar yra kažkas, ką geriau nedaryti? Keletą klaidų tikrai galiu įvardinti ir mes jau šiandien jas vienaip ar kitaip šiek tiek palėtėm. Tai kai mes galvojam, kad komandos formavimas tampa vienadienių įvykių per metus, tai yra labai lengva pasiekti tą klaidą, tai yra per didelis intensyvumas. Nes mes tada norim viską sudėti. Ir strateginę sesiją, ir orientacinės varžybas, ir šventinę vakarienę. Ir tiesiog kas finale gaunasi, kad žmonės jau nustoja priimti informaciją ir patampa apatiški, nes čia tiesiog per daug, ar ne? Nėra ką atsiminti, nes tiesiog visko per daug. Tai svarbiausia mažinti tas veiklas, palikti esmę ir svarbiausia palikti laiko refleksijai, nes tai ir yra, kada tiesiog socializacija tampa ugdymo patirtimi. Ir gal antroji klaida, kuri labai siejasi su tuo ryšiu su skeptikais, ar ne? Tai konteksto trūkumas. Kai žmonės nežino, kodėl jie čia yra ir kaip tai susijęs su jų kasdieniu darbu ir kokia prasmė čia ir kad tai yra ne pramoga, o darbas, žmonės jaučiasi gaištantis laiką. Tai neverskim žmonių jaustis, kad jie gaišta laiką, nes jie daro labai labai reikšmingą dalyką, tai yra gerina ir greitina rezultatų pasiekimą. Tai įvesti visus, kodėl mes čia darom, kodėl mes čia susirenkam ir ką mes iš to norim pasiekti, ne? Ir jeigu tai darom kartą per metus, tai tikėtina sunku tą padaryti. Visi galvoja, gal tada ir nori labiau išeiti į tą barą ir pabūti, negu iš tikrųjų, jeigu darytumėm dažniau, tai gal tada atsirastų ir tos kitos temos, kurias norėtumėm paliesti, ne? Daugiau atvirumo, daugiau tiesos tai komandai būtų. Tai aš laiką turiu tokį tradicinį klausimą, tai nuo kokio pirmo žingsnio dabar pradėti, man būnant, nežinau, ar komandos vadovui, ar HR specialistui, ne, nuo ko pradėti dabar galvoti apie tą komandos formavimo renginį, tai kokį pirmą žingsnį aš galiu padaryti? Manau, grįšiu pačią pradžią, nuo kurios mes ir pradėjom, kad negalvoti, ką padaryti, bet kodėl mums reikia susitikti ir ką mums reikia pagerinti, ar ne, bendradarbiavime. Tai kas pas mus komandų neveikia ir antras dalykas, tai kokį norėtumėt pokytį pamatyti komandoje pirmadienį ryte. Tai va čia, man atrodo, tiesiog elementarūs diagnostiniai 2 klausimai, kuriuos reikia atsakyti. Tada jau susisiekti su Tripolo. Tai jau turit su klausimus, kuriuos galit įdėti į metinius pokalbius, paklausti pačių žmonių, manau, ne tik tai vadovų, bet pačių žmonių, ką jie norėtų patys. Ir tada bus labai aišku, ką daryti per tos metus visą savo komandą, kuriuos toliau vesti ir ką su jais daryti. Tai ačiū tau, Marija, už labai įdomų, manau, kad labai praktišką ir naudingą mūsų šios dienos pokalbį. Tikiuosi, mūsų vadovai ir personalistai pasisems naujų minčių, kažką pritaikys pas save ir tie komandos renginiai organizacijose bus dar gilesni, su dar daugiau refleksijų ir dar daugiau įžvalgų į tą komandos augimą. Tai ačiū, kad buvai su manimi šią valandą. Nekantrauju susitikti su naujom komandom ir suteikti galimybę patirti gylį, ryšį ir susitarti naujus susitarimus, kurie lydės 26 metais. Taip. Tai ačiū mūsų klausytojams ir žiūrovam ir pasimatysim už kelių savaičių. Iki. Ačiū, kad buvai kartu su Tripolo Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.